Labas, brangiai. Šiandienos bėgimas 10 km. Vakar kažkaip turėjom renginį su skautais, juokavau, tenais cukraus privalgiam, saldumynų ir sakau, okei, už tą visą šitą reikės, žinai, rytoj bėgti 10 km. Ir šiandien išbėgdamas sakau, okei, reikia, nes prieš tai bėgau 6, tai sakau, dabar reikia 10. Iš esmės pažiūrėti, kaip man sekasi, kaip savijauta ir aplamai, kaip visą tai mano organizmas į tai reaguoja. Nuotaikos turėjau bėgimui. Nuotaikos turėjau, bet kai pradėjau bėgti, tai mano kūnas sako, ne, tu dar nepalisėjai, tu dar čia vakar daugiau judėjai, nedavai laiko. Ir toks keli kilometrai buvo tokie, kur, gal nebėgti, ar tikrai man reikia to 10 kilometrų. Nu, va toks visą laiką klausimas pats savęs, ar tikrai man to reikia, ar aš tikrai to noriu. Ir toks buvo įdomiai. Ir tada 4 kilometras, kur tikrai galvoju, o gal apsisukti, užtenka, bus 8 kilometrai. Vidinė kova, kur klausia, ar tikrai tu nori, ar tikrai to reikia. Ir tada sakau, okei, ne. Užsibrėžiau 5, žinau, kur yra tie 5, bėgam iki tų 5 kilometrų tos ribos ir tada grįšim atgal ir žiūrėsimės. Pasiekiau 5 km ribą ir fainas savijauta pradėjo gerėti. Nu, ties 4 km pradėjo ir kojos skaudėti tenai vietomis ir vienas kitas raumuo. Biški sudarė, sako, labas, aš esu, žinojai, kad turi šį čia raumenį, aš pavargau, kažkas ne to, seniai kažkiek tiek dirbau. Tai tokių pradėjo lysti. 5, po to 6 kilometras taip jau buvo sunkoka, o vėliau persijungė. Bėgu, pergalvoju, tempas tvarkingas, kvėpavimas, tik tai užsigalvojau apie veiklas, ką aš noriu daryti ir aplamai. Ir gavosi taip, kad užmiršau, kad reikia ritmiškiau kvėpuoti ir tada bam, žinai, iš šono pradėjo skaudėti. Sakau, kai grįžtam į šitą realybę, į šitą bėgimą ir biški kvėpavimą, tai prilėtinau tempą, pradėjau giliau kvėpuoti, tvarkingiau. Tada išsilyginau, labai buvo gerai. Ties buvo 8 km irgi vėliai toks biški žemiau tas savijauta, o po to pasiėmiau tokį lengvą tempą, išlaikau kvėpavimą truputėlį, kad prisiminau, kad reikia kvėpuoti tvarkingiau, nes aš kai bėgu, nėra pas mane taip, kad būtų oro trūktų. Aš dažniausiai bėgdamas darau gilius įkvėpimus ir gilius iškvėpimus. Tai iš esmės maždaug gaunasi 3 žingsniai per įkvėpimą ir 3-4 žingsniai per iškvėpimą. Ir laikau va tokį visą laiką kvėpavimo tempą. Bent jau aš esu jau taip pripratęs ir bėgu ne tam, kad draskytis, taip sakysiu buitiškai, tam, kad tobulėti ir tada geriau išlaikyti tempą, savęs stipriai neperspaudžiant, nes yra tikslas statyti organizmo ištvermę, o ne jėgą. Jeigu reikėtų jėgos, tai tu tada spaudi max, bet tikslas išbėgti atstumus, o jau kai tu žinai, kad gali išbėgti, tu palengva pradedi didinti. Bent jau aš taip darau, ar tai yra labai teisinga ar ne, galvoju, reikės su kokiu treneriu pasidaryti podcastą šitą temą, pasikalbėti apie pasiruošimą sportui tokiam ir ką reikėtų daryti, ir aš tai darau teisingai ar ne. Čia toks labai geras ateities turinys, kas lauks, o bendra savijauta labai gera iš tikrųjų, palei taip, kaip bėgau ir kaip jaučiuosi po bėgimo, tai tikrai yra labai stebėtina. Bus matyti rytoj. Tai po kito bėgimo pasidalinsiu prieš tai pojūčiais. Praeitas bėgimas buvo vakare, pakankamai lengvai atsistačiau, kitą dieną nebuvo didelio diskomforto. Tai čia buvo vakar, dar nemažai pasivaikščiau irgi stengiuosi maždaug. Per dieną dar stengiuosi suvaikščioti atitinkamą pasiekti tos vadinamus 10 000 žingsnių. Taip vis tiek suvaikščiu po kokius 5 kilometrus, kad nebūtų taip, kad bėgu ir tada visą dieną sėdžiu, kitą bandau atsigauti, ne, tu tiesiog kitą dieną bėgi, kitą dieną tada neduodi labai stipriai pasisėti, bet vis tiek palaikai tą tokį judėjimą, kad pratinti prie patokio pastovios lengvos apkrovos.
Tai va, ir šiandien jau ką galiu pasakyti, pastebėti, yra Oxifitas. Prabėgau tas 10 km, grįžau, buvau visas sudriekęs, bet žiūriu, labai gražus oras. Tai dar su šunim išėjau pasivaikščioti, pasiėmiau kamerą, prisifilmavom, prisižaidėm, tai dar gerą pusvalanduką prasivaikščiau. Ir tada grįžau namo, atsisėdau, sakau, reikia pailsėti, vis tiek atsigauti, atvėsau ir sakau, susimontuosiu video su šuniuku ir tuo pačiu metu pasiėmiau Oxifito, pasidariau 3 kaušelius, susidėjau, įsimaišiau. Iš pradžių jau niekas nelabai jautėsi, bet praėjus tokiam apie pusei valandos panašiai, po tada, kai neskubėdamas, išgėriau gurkšnodamas, susimontavau video, tai buvo apie pusę valandos, išėjau parduotuvę, tada pajutau, kad atėjo tas toks, atleido lengvai raumenis. Arba dėl to, kad pajudėjau, arba tas dar klaustukai, labai sunku teikti kažką, bet iš esmės prieš bėgimą negėriau, po ir dabar šiai dienai buvo jautėsi skirtumas. Stebėsiu dar keletą kartų, pažiūrėsiu, bandysiu sekančio bėgimo dar paspausti save ir pažiūrėti, ar tikrai tas toks duoda, bet iš esmės dabar antrą stiklinę pasidariau. Žiūrėsiu, ar dar bus kartą tas toks lengvas raumenyno atleidimas savijautos, nes buvo toks truputėlį, kad organizmas jisai pakilėtas pasijuto, iš esmės savijautos nuovargio klausimų, tai įsivaizduoju, kad produktas pats duoda savo to teisingą poveikio. Iki kito karto.